kaip šrėkus iš gryčias išlindęs, Vaidas pasitenka jūs savo ūkį. Tai pats geriausias ūkis. Mačiau Jeremy Clarkson irgi mane pradėjo kopijuoti, bet jau pradėjo kopijuoti 2018 metais, kai savo ūkį susikūrė. Ir tada galvoju, reik man susikurti savo. Tai gaunasi, kad aš nukopijau jį, ar jis mane. Bet aš jau galvojau anksčiau. Šiaip dabar ėjau aplink namelį ir prisiminiau vieną labai linksmą savo istoriją. Man pačiam visą laiką, aš vaikas buvau, ne vaikas, dėlitokas ten. Žodžiu, darėm savo kaip spektaklį, pamiršau, kaip tiksliai tas žodis vadinasi, jau galva biškai išėsta. Ir ten darydavom savo pasirodymus ir su tarmėm šnekėdam, ten važiuodavom į tarmių šventės visokius, buvo tarmių metai. Mes pirmą vietą, tarp kitų, laimėjom su tą programą. Ir pas mus vienas, jisai buvo draugas, Venslovas, mano pažįstamas, irgi teatro draugas. Ir jis buvo toksai, kur jo buvo entris. Jis įeina į sceną ir jo pirmi žodžiai būdavo. Ėjo bernas aplink mūrų, rado šiaudų, pasidarė kepurį. Ir labai nesirimuoja jo tas tekstas. Ir mes su draugeliu, tojo Karolio, būdavo, kad įdom, tau reikia pakeisti ten. Ir jam vis laikai galvą kaliam, kad ėjo bernas aplink mūrų, rado šiaudų, krapštė rūrų. Ir tokie žodžiai, žinai. Ir jis toksai, blet, baig, nesakykit man į galvą įlis, sako, aš po to ant scenos tą patį pasakysiu. Eik, nesiparink. Kelius kartus viskas normaliai buvo, laimėjom pirmą vietą. Ir Anykščiais darom pasirodymą kaip laureatai. Ir tuo metu Grybauskaitė buvo atvažiavus pasižiūrėti mūsų visą pasirodymą. Ir ten mus pristatinėja. Laureatai visos Lietuvos, Troškūnų studija, mes atsidarom. Žaliusias ir pirmi žodžiai Venslovo. Ėjo bernas aplink mūrų, rado šiaudų, krapštė rūrų. Sako rūrų ir sustoja. Mes aišku tokių, nes visi eilutes stovėjom, juokas jo, nesveikai. Geri laikai buvo. Aišku, išsižvengiam. Vienas iš mūsų narių sako, tipo, mes turėtume iš naujo viską pradėti. Ir po to pradėjom iš naujo, bet irgi buvo jau sunku pradėti, bet tai susikaupėm ir padarėm. Grybauskaitė. Užeikite, mano mylė, sveteliai. Užeisime biškį lėčiau, nes turi susireguliuoti kamerą. Pamenat, kaip tam video sakiau, kad noriu nusipirkti japonišką traktoriuką? Tai nusipirkau motorolerį, Honda Vision, naują, iš salono, bam. Aš pas tą motorolerį dar nesu matęs, bet Car One programėlė automatiškai aptiko, kad yra priregistruota ant manęs ir iškart sukrovė į programėlę. Tai Car One surinka ne tik duomenis apie automobilis, bet surinka, kada gali pasibaigti tavo draudimo galiojimo laikas, kada gali pasibaigti techninis aptarnavimas su tavo automobiliui, net kada gali pasibaigti tavo vairuotojo pažymėjimas. Tai kaip tu, žmogus priblūdęs, gali tokią informaciją atsiminti? Tau jau nebereikės. Mums reikia atsiminti tik tai vieną dalyką. Car One programėlė visiems vairuotojo poreikiams išskyrus vairavimą. Įsivaizduokim situaciją. Pasibaigė draudimas. Atsidarai Car One programėlę, tau yra visokių pasiūlymų. Bam, 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 kuris pigesnis, kuris tau labiau tinkamesnis, pasirinkęs, susispaudai. O, kaip puiku, vėl nuo galvos nukrito vieną problemą. Man jau tas mašinas atsibodo, norėčiau parduoti. Car One dar siūlo tokią funkciją, kad tu gali automobilį įkelti į jų aukcioną. Aukcionas įvyks, pasiūlys tau didžiausią kainą. Jeigu tau netiks tą kainą, nu tai tu dar neparduosi. Pasiliksi savo automobilį ir galėsi kažkada ateityje vėl į tą aukcioną įkišti. Wow! Kadangi Car One sukurtas yra Car Vertical, tai aš pastebėjau, kad yra nemokama Car Vertical ataskaita tavo esamų transporto priemonių. Tarkim, galvoju, aš niekad nesu pasižiūrėjęs, ar mano automobilis buvo daužtas, ar atsukta, ar dar buvo pavogtas. Paspaudint savo automobilę, paspaudė ataskaitą ir pateikė. Tavo nevogtas? Nevogtas Lietuvoj. Apie Suomiją mes nešnekam. Ar vogtas buvo Suomijai, mes informacijos nematom. Svarbiausia, nemeluoti žmonėm į akis. Nevogta transporto priemonė, uždengta dabar celofanu ir neeksploatuojama. Ir net negali į aukcioną įkelti. Tai dar kartą, Car One, atsisiųskit, nemokama ir naudokit. O dabar grįžtame prie video. Ką mes čia turim? Ai, tu nerodai, kaip atsineši iš šitų metalų. Čia yra špižinės durelės, yra špižinės. Čia dukovkė. Anksčiau pas mus kaime buvo dukovkė. Pečiuko įkišta, bam. Ir žiūrėkit, kaip netyčia, aš savo pečių amūrijau, padariau tiksliai, kaip taip gali gautis Vaidui. Aš pats nesuprantu, bet netyčia taip gavos. Galėjau, aišku, pagal pečiuką duris daryti iš karto, kaip durnelis, bet neklausiau tėvų ir sakau, ai, bus kaip bus, ir po to žiūriu, kad vis tiek tinka, bet vos reikės siauriau padaryti. A va šitas viršutinis irgi špižinis. Buvau vieną kartą numetęs ant kojos pirštą, tai dar dabar staugiu kaip vilkas. Šitas čia va tinka, matot? Bam!
A kaip kaminus. Kaminų dabar darysim naujoviškai su Bluetoothu. Receiveris, paims dūmutės detektoras ir ten transmisorius bus. Persius į kitą, dūmai eina. Bluetoothinių darysim. Čia va išpjausiu skylutę tokią mažytę ir padarysiu tokį alkūnį. Dar. Mane žmonės nori nušaut, sakė, pamatys, visi, kurie statybininkai yra, sakė, mane nori nužudyti, dėl to, nes aš nesurišau galinių šitų plytų ir jos gali dabar man, aš kaip malkas dėsiu, sugrubydlininkas, aš grubus žmogus esu. Kišiu ir ale išversiu šitą pečių. Greičiau aš iš kojų išvirsiu gerdumus, negu pečių išversiu, kišdamas malkas. Aš gražiai dedu malką, su ugnim reikia gražiai, dėl to aš tiek daug atsargumo priemonių esu pridaręs ant šitą pečiaus. Nieks čia neužsidegs ir viskas bus gerai. Neišjudinu su pirštu, reiškia gerai. Čia įdėsim plytą, išpjausiu skylutę. Kaip mariotės bus, aišku, didelė irgi. Gražiai inteis, kaminas į šitą pusę da įsileis. Va, vaikštas kaip nori. Nedėsiu juškos, iš pradžių galvoju, gal kokį jušką uždėti, kad mažiau trauktų. Gerai, man malkas gerai trauks. Pusiau raketinis pečius, darbas geriau. Užmoliavosiu, nebus jokio plyšio ir visi mes laimingi galėsim gyventi. Aš galvoju, nedarysiu būtent pelenam durelį. Visų pirma, čia yra, žiūrėkit, 2 leveliai yra. Vienas atsidaro, pilnas, ir antras yra, kad galėtų biškį pradaryti. Va, yra plyšys. Anksčiau namie žmonės rūkydavo prie pečiuką. Pučia ir tu matai, kaip traukia gražiai dūmų. Nieks neina, apgalvoti viskas. Bet dėl viso pikto aš šitas gražias durelės, senovinės, vintažinės, kuriam yra jau 150 metų, įpjausiu su baldraka tokius skylutės, padarysiu, kad dar geriau trauktų orą. Tegul traukia, o kodėl ne? Va tokį lovį. O šitaip. Ir iksiuką, kad žinočiau, kurių vietą išpjauti ir kurių palikti. Kaip per mariotės papų. Įdas penelį uždėsim. Nu, jau mariotės ne toj vietai spenelis. Va toj vietai. Bet ne apie savo tetą Maryti šneku, nes vis laiką pasau mariotę ir matau Facebook'e laikus. Galvoja, kad apie jų šneku, žinai. Ne, tos mariotės papas tai va tokia aukštumą, ties 11 valandų žiūri, ties 12 jau ir gegutė išlyst iš papilvės. Plaukam šukas jau turim, pasiėmė plaktuką ir būbį. Čia jis spaudžia, nes šis nereiks būbį, važiuoju. Iki šia, pukšt, lažinėje. Oi, čia. Gerai, kaip čia pjaut, kad kelnę sudeginčiau arba tupus ant padangas. Tegul svyla padangas, o ne siela, kaip sako, mano mėgstamiausi. Gerai, šitos 2 turim. Padarysim košės, tą užsidarau ir durelės reiks prasigręžti, skylutės reiks dureliam. Ir žiūrėk, ko mes neturim dureliam prisukti tam tikrų medvaršių, betonveršių. Turėtų būti tokie metaliniai, žinai. Vėliau papasakosiu, na, šitą papasakosiu. Gerai, čia žinokit, atsisėdi, girdi iki vanduo, čiurlena. Aišku, miegot nebūtų labai gerai, nes atsikelčius laiką apsmyžis. Nors mane ramina, aš vis laiką miegu prie kažkokio garso. Tai katinas knarkė. Šonė doniukas. Ir tėvus kitam kambariui. Landsbergis! Šitas taip. Plytų nesuryšim, vėl dėsim taip, kaip profesionaliai daro, kaip profesionalus pėstačiai daro. Pažiūrėk, vyrai išpjau. Mėsos užsidėjęs. Sumėsiu, vaidį darys. Čia uždėsiu tokius. Biškai palengsiu čia su replytėm. Mums žiūrėk, gausis toks mažiukas gražus tarpas. Gražiai trauks dūmų šitą vietą. Pagal mane turėtų traukti vyrai. O durelės. Čia va. Įstrižai taip išgręšim. Nes mano plytas, matai, ant kampą biškai, žinok. Ir dar čia reiks kažką užmuliavoti. Nu ir sugalvosim. Sugalvojau šis suvyrint. Atsinušu svarkį. Pasižymiu, privyrinu ir laikysiu. Nieko nereikia daryti. Šiaip pavalkas ant tokias būna, tai įkiša čia va tokių šūdų, žinai, užtepa. Ir laikas. Aš taip ir padarysiu. Suvyrinsiu, kampas čia visai geras. Atsinešu. Ir laikas. Neįmanoma, kad jam nukristų. Aš gynis. Gerai, bet žiūrėk, špyžis. Šiaip špyžis nelabai vyrinas. Jis lūštas, mėgėjais lūšt iš karto, žinai. Bet čia toks, apsižiūrėjau patį metalą. Neatrodo, kad čia pats kiečiausias špyžis jau visam gyvenimu. Gal pačios durelės, gal
geresnis, o šitie toks labiau panašus būtų tiesiog metalas. Kol kas džiaugiuosi šituo projektu vien dėl to, nes darom seniausiam technologiją. Mašina tik tai va, nedėra. Jau čia modernesnis dalykas. Jau nelabai tikiu, kad senoviai buvo. Gali būti, kad vėl tai čia biškai pavyrinsim, pasižaisim. Gerai. Dar kai Donas nebuvo iškastruotas, bet tokiais atvejais, kai dabar man kepurė nusmuka, nešiau daiktą, jis būdavo puldavo raksėt ant žmogaus. Man dar kelnes nusmukė, būtų pervertę, užlaužiu rankas ant to soliuką, būtų pas guldis Donas. Šitą ateik čia šeimininkė. Pas šeimininkausiu, sako, aš pas tavi kelnes. Tai buvo šitą Piokus užmygis po karklu, aš Doną vedžiojau. Taip pat paleidau jį tiesiog lakstyti. Piokus mėgas, pakampiai miega. Po kiek laiką pareina, matau, kad Donas tampa į ten jį. Nu, netampa, bet jisai praksis, žinai. Tai kelnes visiškai sustumtas buvo į vidų, įtrauktas. Generatorių reikės račiuosi nešti, dėl to, nes mums laidas trumpas, neatsinešėm prailgintuvą kaip debilai. Na, užkursim viduje. O ką čia mums reiškia? Jau burzgė. Kiek čia mums reikia? Pavyrinsim ir paleisim. Dabar reikia užsimaišyti košės. Paturmolas jau pasiruošęs, patikrinam. Košytės uždėt. Čia šitaip bus gerai. Šitas čia nusibraukia, kaip ir planavau. Kaminos šis galėjau patraukti šoną ir būtų ramu buvo. Ten prikamšysim. Mes dar tikrinsim sandarumą testą, čia atvažiuos. Bet praeitumėm A++, bet man atrodo bus BBD++. Čia užtrekšta, ten užtrekšta. Žiūrėk, daugiau uždėsiu, kad kai pristrekš, nusimt. Va, pakeliu biški, mobilus kaminus. Čia užkamšam. Čia labai net gerai, sakyčiau. Va, šitaip. Nemanau, kad lips metalas prie šito daikto, bet bent jau kažkiek man skylutės užsandarins. Tik tai tiek ir tai reikia. Daugiau užtepsiu biški ir nes galėsiu išlyginti pagal savo akį, žinai, nes tikrai aukštis nelygus visur. Galėčiau kaminą biškai patraukti atgal. Nu, ir gerai. Negi ne. Bet man čia reikia kažkaip pasilaikyti reikia. Bibė šitas, jobunas šūdas, Nevyrina. Eik tu na. Iškart užgęsta šitas va, huinė šokia Lenkų gamyba. Nenoriu dirbti kaip vyrina. Aš nežinau, kad šis nieks nevyrina, sakys dalykai, žinai, šitą kintamas ravė visokiai gaunas, tai nesupras, čia jau didelis mokslas. Dabar kaip debilui, reikia nusimt visą šitą daiktą, atsižymėti bent jau galim, nes čia kitaip jau nebeuždėsi. Ir dabar reikės gražiu kampu, nu aš daug iki čia, kažkur matau, kad yra, ne? Ir iki čia kažkas tokio. Na jau kai padarysim, tai jau padarysim, jau kaip užsidės ir jau su visam jau. Dabar kas laukia mūsų, žiūrėjau, prilypęs. Oi, kaip laikas gerai. Nieka čia labai neprilypęs. Košė atgal. Reiškia, namukas nenori. Nenori technologijų, sako, varyk čia. Eik savo garažą ten, kur technologijos ten ir vyrinkis. Gerai. Masė. Kabina biškė, bet ne per daugiausiai. Kas per... P***ės, bl***, eisiu pasikarti jau šiandien jau tikrai. Tai kur, pažiūrėk. Kur replės? Šitokios peklas nesu gyvenime matęs. Va taip, atim gyvybę. Neįmanoma, tarsi, vieną dalyko darai, tu turi 20 sutvarkyti, kad veiktų vienas. Nėra peilio, einu gaminti peilį. Net ir su ko nužėvėt šitą daiktą. Va tokį turiu. Netiks, aišku, šis sulaužys, reiks šitą vėl pirkti. Mėginu, tiek to, sulaužys čia ne man. Blet. Viskas. Man atrodo, kai nešiu, žinok, viskas tiek nulaš. Ne, nevyrina metalą. Gerai, sutaupėm 2 valandas. Ir va, galima eiti jau ramiai. Ir gręžti ir sukti kaip debilai.
Gerai, man, aš jau, blėt, susnervavęs esu mane, aišku, kad špižis, blėt, lūžk. Bet va šitas, žinai, kas, nu va šitą lūžto, va čia va gražiai vyrinas, čia va skirtingi metalai du. Dabar, aišku, čia skylės prasigrėžiau, galėčiau priplytų pridėti, ne? Bama, taip užleisti. Ir mes kaimiečiai jobani, neturim medviršių tų tinkamų, kur į plytą įsuk, žinai. Tam tokie, nežinau, karabinai, kaip ten vadinasi, tai išsiplečia ir laiką. Medviršį suksim, žinai, kas dar bus jėkingiau. Jūs nors žiūrėt, ar tiesiog įsisuks medviršį. Blet, laikė, žinau. Man atrodo, kad ten ta šamotinė slidinė ten čia. Man ir atrodo. Bet ten šamotinė reiks kampu dar sukt. Nu, blet, mėginam jau ką, užmaliavos iš ten, žinai. Nu, visiškai kampą plytą suksim, kaip durni. Bet mėginam. Nelaikė čia. Nu, bent jau tą vieną įsukt. Turėčiau patogų suktuką. Gali išeiti čia iš šoną, žinai, prisukt. Bet suktukas neįlenda. Viskas neapskaičiuota, nepriderinta. Nesigauna, blet. Ne dėl nes durelės atsirado. Nes aš važiavau iš Vilnių šiandien su tokia nuotaika, kad aš iš blekos pasidarysiu pats durelės. Bet durelės dabar atsirado, dabar jau 4 valandas, kaip durni mes čia vargstam. Kaip padaryti? Nesigauna. Tai kaip taip nesigauna, vaidai? Ir va kokiam tai, kurgi čia 0,5 centimetrą plytam. Nemanau, kad prašiausiai mūrijau. Manau, bus prašiausia dalis durelės šitas. Kokiais varžais suksi dar, jums čia kleketūzom bus stoginiais, skardiniais. Čia dauguma yra, aišku, sudegs, susmils, nebebus gumos. Ir dar reikės įkingiau, graštą neturiu, kad galėčiau prasgręžti pirmą mažiuką takelį. Nei metalinę, nei mūrinę graštą. Tas irgi nemuša, nedaro. Aš esu nustebęs. Nesigaus, aš įspardysiu, pečius pasibaigs. Nebus tų durų neužilga. Išstrižai reiks suk dabar, kaip durniui kokiam. Pirmą kartą tokį nesąmonę darau. Kur rankai ginklas proga, man atrodo, kad aš protingiau dalykus darau, negu dabar darau. Pečius pavažiavo. Pečius, matai, mobilus yra. Nu ir pavažiavo, reiškia, atsistoja savo vietą. Nu, jau vis, jau malkas gali dėti. Gerai. Galvoju daryti, žinai, kaip nuleidžiu, kaip prie pilies būna. Pasiduodu. Nedėsiu iš tų durelių jobanu, blėt, kaip durnis, jūs iš žaidžiu. Negaliu patikėti, blėt. Tiesiog aš negaliu patikėti. Špyži, blėt, eina vyras, špyži, blėt. Lūž špyžis, gali lūžti. Mama per pjovę, nu, man atrodo, kad čia ne špyžis, nes pažiūrėjau, kaip gražiai pjaunas. Be jokių grūdelių, pažiūrėjau, gražiai švelniai nuspjovęs. Nu, blėt, gal vis dėlto čia ne špyžis, vyrinė. Tai aišku, kad špyžis nuspjovo, kai nelūžo, tu nematai, kad ar špyžis ar ne špyžis jobanas. Negaliu patikėti, ar dar vis. Suka, blėt, medviršis, stoginis, na. Stoginis medviršis. Jobana, plyta, blėt, suka. Išsimūrė pečiuko, durelio nepasmatavęs. Durelės atsirado, pečiukus nebetinka. Suka medviršti, pečius pavažiavo, nes sakiau, kad mano pečius bus mobilus. Žiūrėkas dar prikolas. Man kempo dujas pasibaigia. O kur dujas? Vilnių nuvažiuot. Nes čia anykščias nieks nepriima, blėt, balionų mažiuko. Nes pas mane mažas balionas. O reikia būt didelis, blėt, komercinis ten, blėt. Net kaip nesikeik žmogui, man va čia pasakyk pirmiausių dalykų. Negaliu patikėti, blėt. Stoginiais medviršis. Dar žinai, kas yra, dar mėginu, blėt, suk. Matau, kad huine ir aš dar vis tiek mėginu daryti, žinai. Kaip taip? Stoginis. Tokiam kamputį. Pasižiūrėkit, kokią kamputį. Nu, gerai, įsisuktų. Kiek laiko čia laikytų, kol tas kamputis 0,5 centimetro atskiltų. Tai čia dar čia daug mėsos. Galiau, aišku, čia kur nors prasigręžti skilą. Bet debilas tiek kampangi ten reikia durelėm atsigręžti. O čia tai šis būtų buvę per plauk, per sriegį. Idiotas, šmotas, negaliu patikėti. Kaip taip sumastyti? Aš jau tokiam ir komentuočiau, seniai jau pas gydį. Suprasčiau, jeigu mes atvažiuotumėm, vieną dieną tiesiog apžiūrėtumėm, ko mums tiksliai reikia, žinai, ten. Vos ne, kad parepetuotumėm, jo, mums reikėtų repeticijas, kaip darai, žinai. Ir tada važiuoji į parduotuvę susipirkti reikiamų medviršį, tarkim, arba graštelį, žinai. Bet taip pas mus nebūna, mes atvažiuojam ir iškart filmuojam ir nežinom, ko mums gali reikti ir tada mėginam laviruoti. Ir atrodo, kad mes sakiau, o šudaranki to neturi. Taigi galėjai nusipirkti tą. Nestumaš ant komentatorių, žinai, aš pažinau, kad taip jums atrodo, žinai, kai žiūrit video ir kad reikėtų geriau kažką daryti. Neišėjai. Šitas čia, o šitai.
Aš tas durelės vis tiek šiaip įdėsiu, aš nežinau. Jis nesivaizduoja, taip sunuoja. Jum tai čia va pasižiūrėsi, taip, tas 30 minučių man va, ir nueisit ir pamiršit. Aš šiandien turėsiu miegot, turėsiu ir atsikelt, bet reikės sumontuoti ir dar peržiūrėtą video kelis kartus reiks dar. Čia nėra, kad taip, va, jau nepamirši, neužmygsi čia, bet tame klausai. Gerai, toks vaikas po šonį man nepasimaiš. Tai jaučiu sutrypis aš jį. Šitas čia va, užlipdom. Prikraut. Bliama, gali būt, kad dūmas nenorės, žinok, išeit laukan. Sakys, man čia per daug gera. Čia labai gerai sumastei. Ir aš noriu būti čionai. Čia yra paskutinis dalykas, kai gyvenime darau blogai. Pamatysit, keura. Čia yra tragedija. Man patinka šitas dalykas, gumbas pats. Padelį pasidėsiu, arba tytę, kad visą laiką būtų šilta. Nu, bet durnai atrodo. Durnai, blėt, durnai. Mūsų komedy kanalas, atsimink šis dalykas. Nėra čia, kad pasidaryk pats kažką, žinai. Nu, dur trauk, nu čia didelis plyšys. Degam ugnį! Iš karto. Ne, man atrodo, traukia, man žinok. Taip pat į pečiuką nusipirksiu tokių specialių hermetikų. Viską. Nueisi partuos, įsiduokit man viską. Kad pečiaus durelės prisiklijuotų. Metalas su plytu. Šiaip kažkokias ten virvės deda dar. Viską sudėsim. Ir dar paremsim basliais iš tos pusės. Kad tik mūsų tos durelės jau veiktų. Šiaip galiu pamėginti greit dar biškį pamūrit. Aplink kaminų patį, kiek čia dar turim tos maslionkas, žinai. Man jau košė veikia, jau visą sukėtėjus. Aš nežinau, jinai dar iš vis gera, gal čia iš tikrųjų jau bloga ta košė. Bet šitas juokingas. Jeigu būčiau daręs prie pat sienos, jau viskas būtų įsisprendę. Ir netrodys tai baisiai. Dabar toks plyšys bus. Todėl galvoju, gal dasimūžt, bet gali būti irgi bloga idėja, nes šils, kais ir man putplastis. Pas musgi siena iš putplasčio padaryta kaip durni, žinai. Tai viskas sudegs, žinai. Na, žiūrėkit, Kevra, man pačiam juokinga. Aš žinau, kaip jum atrodo. Blet, ką čia jis daro? Eik, tu pekla. Nu, gerai, blet, ir saibys, nu darau pečių, blet. Kaip žmonės nedaro. Ant grindų. Užsidegt galima. Rašo žmonės, kur gesintuvus vežt. Veškit, bet kad būtų tik išgaliojimai neišėjai, nes jeigu užsidegsim, jų maža nepasirodys. Aš džiaugiuosi dėl to, nes man tas sklendis, kurią padariau, traukia, ugnis nenori užgest, viskas tvarkoj, viskas bus gerai, Kevra, galiu taip pasakyti. Nestresuokit, padarysim, kad būtų viskas gerai. Dabar man reikia akmenų prisinešti, mažiukų tokių ir užmūryti, ir pamėginti ant biškį uždėti. Buliuot, kad dūmų priejo. Gerai traukia. Gerai traukia, reiškia. O čia užtreiks biškį, bum. Nes kilas kai tik baigti. Nenori laikytis, su medviršiu susukt. Gražu. Opa! Net įšalta dėl to, nes mes nifiga nieko nedirbom. Pažiūrėk, jokia plyš... Nu, biški mats, mažutė skutė. Bet čia jau rytoj. Niekad čia jau baisaus nebus. Tai manau, kad tiek šiandien, žinokit. Kad ir kaip negatyviai šiandien jau taip gavos mum. Bet kartais tiesiog nesigavom. Tai kaip durnis lieki. Ant soliuko, suskilusias geldas, sėdi. Pats paskutinis video taip ir bus. Namukas visus kreivas, pečius subirėjus ir Vaidas ant geldas sėdi. Subscribe, paspauskit, subscribe. Apsmyžęs. Oi, kur dilgėlės, neberandu dilgėlės, tai aš mežu iškart kelnes. Aišku, mačiau, kad vienas sakė, kur dirba prie gaisro plaukščių visokių, sakė, 120 minučių šitas dalykas dega. Nu, jeigu taip ant atviros liepsnos ir po to kapies dažniausiai arba žmogus arba plokštė sudega. Bet tokia mūsų diena. Nesėkminga. Traukia, vykt, kaip perkūnas. Kaip mielai atrodo, net nereikia net durelių. Jis daug reikia nuo žemės pakeltą padaryti, ant kokių kojų metalinių ir kažko žydinį padaryti. Pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Eik tu nafi. Pas mus tai mobilus pečius, kasgi čia užkišam rankas ir keliam. Pizzam keliam. O, gerai. Labanakt. Įspūdingas grožis. Blet, bet dabar jau įsinorėjau krosnis. Nes per langą gražiai atrodo, ne? Nes mes esam laužas žmonės, man visą laiką patydavo laužas. Tai kad dūmai neiti į akis. Eik tu, na kaip taip, man pykta dabar. Bet negalim mes pakelt dabar, nes reikia kaminą aukščiau pakelt. Negali dūmas eit, va taip, blet. Sifonų padaryt. Kitas videos pečius perstatymus. Metalo detektorius. Pipu, 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 pipu. Zausas, daug kainuojantis, dėl to nepirko, o skolinos. Pipu, pipu, pipu. Labas rytas, mano turtingieji kurmiai.
Pažiūrėsim, kaip sustingo. Oi, pažiūrėk. Aha, sukietėjai viskas, tik tai dar nepilnai, žinai. Reiktų pašlakstyti biškį vandeniuku, kad nesutraukti, bet čia nėra saulės dabar viduj, tai viskas bus gerai. Dabar nieko neliesiu, dabar net ir ten nebetonuosiu, nes mes eisime ieškoti vilko ir senelio sidabrinį kapšų. Kažkur jis ten sakė, buvo sidabrinis paslėpęs. Mačiau komentarą, sako, pas tave upelyje palangė. Bet jo, palangė vieną biškį upelyje, reiškia, raugui bus labai gerai. Kaip čia nuo to kampo pradėjo, nes saulė šviečia visą laiką, žinai, drėgmė. Vat nori, kad nepelyt. Užeis vasarą, užšildys, viskas čia ištrauks, nebus jokia pelėsė. Toks ir pelėsis. Čia labiau man panašu, kad gavo, nes matai, žaliai kažkaip nusdažys. Saulė šviečia, mačiau jau erkės man kaip Hitleriui pravažiuojančiam visus. Nekelsiu iš rankų, bet sveikinas jau kajytės ištiesia, kad tik tu užsikabintų ant kelnių ir sakytų, sveiki atvykę. Bam, kapšininkas ir pasibaigs. Bet žiūrėk man tai, jeigu taip nutiks, ne? Jeigu erkė įkanda, reikia iščiulpti iš karto, tai kaip vaikai būdom. Įkasdavai kapšį viskas, apžioji sėdi ir trauki. Žmogau, kuris tai parašė tokį pastebėjimą, aš negalėjau užmigti dabar. Kažkas parašė, kad čia panašu į mokyklos chemijos kabinetą ar biologijos. Ir dabar man iš galvos, blėt, negaliu pamesti šitą dalyką. Dabar pats įeinu iš karto jau užsės prie suolo. Rodant, kaip gartas tokie menki dalykai padaro tavo vaizdą kitaip. Ir dar, sako, ko su šitų kampų neišsakė, kažkas žmogus, žinai, blėt, aš jas išsisukčiau, jeigu išsisuktų. Ar galėčiau išlaužti, bet esmė tame, kad jau viskas. Neprieinu atsukt, nei čia, nei ten. Nu čia dar išeitų, ten nebetsukčiau. Bet jei dabar nusukčiau, jau skilė sienai būtų. Tai čia nekreipi dėmesį, viskas čia gražu, jis čia per daug parintas. Viskas čia gerai, tobulai viskas padaryta, pagal šiuolaikinius išmatavimus. Irgi jau mums šitas palėtas jau užknysa, galvojam kito atvažiavimo. Va čia va, nu pečiuką greitai užsikliuosiu ir va čia pasidarys tokį įėjimą iš akmenų. Prikrausim, iškasim, nuimsim šitą sluoksnį, prikrausim daug ir bus biškį mieliau vaikščioti. Ir tos palėtės bent jau dingsi nuo vaizdo. Ir tikiuosi jau neužilga gal medelį kokie čia netyčia pradės kaltis, užaugti patys kaip nors legaliai. Einam ieškoti auksinių. Bliam, galėtume iš tikrųjų prie to pačio pažiūrėti, kaip mūsų miškėtas namukas gyvuoja, bet nieko nelygiai. Matai, aš ne savo miškę stačiau, aš ten melavau, kad savo miškę stačiau. Po to man ten užrašant ant durų, tipo, Grincevičiau, prašome nestatyti savo statinių mūsų miške. Mano miške kažkas ten. Off-road. Čia reikia Norbertui atvažiuoti. O, va, mūsų leptelis. Nu ką, žinau, mėginam, tai pats dariau, tai turėtų būti gerai. Jeigu daniukus praeidavo. Blet. Ne, viskas paliekėm ateities kartom, nebelaužysim. Taip lengvai supūvo. Eikt. Matot, žiūrovai, kas lieka iš mūsų namų. Ai, plasmasis gabaliukų biškė. Šitoj vietoj. Nėra jokio įrodymų, kad kažkas stovėjo. Kaip greit gamta gali pasimti meno kūrinius. Nei durų, nei pagalių. Kažkiek va yra įrodymus, kad dar čia kažkas stovėjo. Šitie va plasmasiukai, kurie lygiai, bet vaikščia, po to už tie ateina gyvūnai, stirnas suvalgo ir po to išsifiltruoja. Viskas įėjom į mišką. Čia mano senelė gyvendavo šitą miške. Nei elektros neturėjo nieko, nes į kolūkį nestojo. Fuck, išmetė, sako, atsipiskit nuo manęs įsigimėliai. Ir jam sako, tada elektros negausit, neškitės kibirais, jeigu norit turėti elektrų. Šiaip galėčiau čia va prasėti ant to tako, paieškot, bet labai jau daug propkių čia primėtyta. Neapsmoka kasiot. Žiūrėkit, mano mėly žiūrovai, čia šiandien biškį pakasosim. Gali būti, kad visai ilgai, kokias 3-4 valandėlės, gal 2 valandas pasižiūrėsim nuo nuotaikos. Šiandien kasim absoliučiai viską, kas pipsės. Išskyrus cviekus. Daugiau negu 3 dažnis, jeigu išmes, jau 20 ar kažką jau kasim. Kas dažniausiai 20 būna nuo 20 iki 30 cigarečių pakelio folija, labai dažnas atvejis. Bet kartais esu monetą ištraukęs irgi. Tai va čia visai išknaisysim. Dabūtės užkasiosim kaip padorų žmonės, didelisnius agregatus, kuriuos iškasim, išmesim, paliksim čia, kad gulėtų ir pūtų toliau kitiems ateities kartom. O čia visi plotai, aš galiu kasioti. Ten va,
nesimato, dabar paaugęs medžiais, ten va gimtinė yra senelio. Dabar viskas čia paauga, čia anksčiau eidavo, bėgiodavo futbolą, žaisdavo žmonės. Ten toliau yra pirtelė, garsioji kažkada esu pasakas, nepamenu, gal per kitokius paskelbimus ar per kažką, kur granatas spraginėjo. Tai ten yra ta pirtelė. Mes pirmais buvom atėję, sakėm, gal atrasim tos granatos, kurias išmėtė ir bombas. Galvojau, kad kalba apie bombas, su tokio dydžio kaip šitas butelis. Pasirodo, ten sakė, bombas buvo tokios dūmo, tai ten jau tokios, kur sakau, gal geriau nekasam, žinai. Ir kur jau kasam ir tėvas sako, tai gal atsitrauk, jeigu ką, žinai. Tai jeigu toks projektas, man nereikia atsitrauk, man reikia išvažiuoti į troškūnus, pasislėpti jau. Bet žinai, mes kai kasiom buvo tas, kad tipo, jau kai kasiau ir tai būna kažkur štai kokį akmenį dviškį suklumpi, žinai. Bet iki sprogti net nejaustum. Matai, stulps ant keltus. Čia mano senelis darėsi, man atrodo senelis yra, bet jisai darė čia vėjo malūnų, kad vis dėlto elektrų turėtų. Tai žmogus atsisakęs elektros galvoja, ai vis tiek reiktų. Dabar rašom ant dažnius 2 ir 3, va, gali pafilmuoti. Aš judinsiu, nes reikia judinti. Anksčiau, aš dabar nepamenu, anksčiau būdavo, kad 2-3 tai ciekas, bet man reikia įsitikinti, kad dabar vėl atsiminčiau šitą dalyką. Žemė minkšta. Yra va, viskas. Išsitikinau, kad cviekas, senovinis, vintažinis, smetonos laikų viniukas va toks va yra. Kaip paprasta, ne? 9,5. Čia bus didelis agregatas, žinok. Davai, šitą vietą pakasiosiu. Tuo išsikapstau, pažiūrėsi, ar nenustumiau. Nu, gerai kasu. Bet jeigu sprogsiu, tau tai atsitrauk toli. Oi, užtaikiau prie kažką labai. Čia šitas? Jo, palauk. Jo, čia šitas. Man tai žemė šlapia yra. Tai biškai kitokį dažnį metą. Bet šiaip 9,1 va. Ir žiūrėk, tiesiai graži. Ateik. Tai gali pažinti metalus po to jau. Reiktų dratinę šepečio, ko aš tikrai neturiu. Bet čia yra susiriegi, gali kampuoti ir labai lengvos. Atrodo, kad būtų iš magnio padarytas. Bet turėtų kitoks dažnis būti. Arba tušči viduris jis yra. Reikia gal išpūst. Pasdėsim čia, kur šernai kapsta ir gilių ieška. Gal mes kada nusivalyt, pasižiūrėt kažkaip per velnis. Bet viskas jau beveik radom, beveik visas dalis tanko. Septyni. Gali būti kažkas su aliuminiu susiję. Sidabrinį jaučiu. Iškart gražiai peisa. Blet, gali būti puodas, žinok, bus sidabrinis. Jau kažkaip užuodžiu. Va. Kas čia? Kur čia durklus? Kaltas? Žiūrėk, senovinis kaltas. Va šitą taip tikrai namo pasiemu, nes metalas čia bus tikrai geras. Smetonos laikų. Čia kaltas padarytus iš, kur metalai drož, iš dildės. Eiktų savo. Jau aš įsišiepęs, nežinau kaip jūs, man tai čia vienas įdomiausių dalykų. 60. Man atrodo, kad turim kapšų. 80 pakyla. Čia gal mano pulsai rodo. Pažiūrim. Pirmus sluoksnį atidengiam. Daugiau nori kalbėti. Labai arti. Patrankyt. Kažkoks klinksėjimas buvo, kai už atsistojau. Radau kažką, žinok, laidas, man atrodo, aliuminio. Ai, dar kažkas čia. Nu, va čia jau panašu į bombą, žinok. Kirvis, Šitas rinks visas dirbtuvės pavyškį. Man čia vis namukė žiauri gerai. Tas pats kirvis, kur atsiučiu senelis buvo nuo Gron gavęs. Dabar žmonės galvos, kad praeitą vasarą atėjo, kirvių primėtė, daiktų primėtė. A dabar mus durnėlis mausto vaidas. Ne, šitą tai tikrai namo nešiu. Pažiūrėk, gražus, praktiškai naujus. Aš turiu tą laboratorinę įtampos skaitiklį, žinai. Tai galėtume padaryti tą vonelę kažkada ir visus mes šitos dalykus ir nuvalyti tiesiog su elektrolize. Blet, kažkas dar čia man tai. Kažką radom. Kimba. Susuktas kažkoks. Čečinska kepsnys, blet. Kažkoks kotas. Ai, kotas grėb. Nu, kažkokius šakir, ko, žinai. Galvau, kad čečinska kepsnys, man tai panašus susuktas. Geresnius pasimsim, šitos kelius paliksim, tegul būna, ateity pasimsim jau, ką. Sužiuosim su fūru. Reikas, nu, tai čia ir bus kažkas sidabrinį, puodas. Ai va, matai, čia yra korka.
Čia nuo senos vodskės kokios. Ir va šitie visai gražų dažnį jie dar meta. Ir atrodo, kad būtų pinigas, nes senovinis yra. Ir labai graži kreivė. Ir man va tokių pasigauni, žinai, nes tipo, blėt, tipo atrodo, kad tikrai bus pinigas. Nes anakart buvo taip, kad su tėvu ant tojo keliuko. Ir jie galvom, kad eilinis va toks šudeliakas bus. Ir sakom, ai davai, jau lėlės paskutinį iškasam ant bairio. Iškasam ir radom seną 1885 popiežiaus ant tokį amuletą, kai būna ten žmonės krikščionys, žinai, užsideda, kaip per krikštynas gauna. Tai tokį buvom atradę. Nu kasim, žinai, ko, nes galim rasti vėl kokių įdomių tokių daiktų, senovinių. Nu, jeigu rasim bombą, tai apsidžiaugsim. Padarės normalų keliuką čia, kad atvažiuos šitie išminuotai. Va, aš kaip randu lengvai. Kardas, čia Napoleono armijoje šitoje. Va, kalavijas šmotus. Ne, bet šiaip čia bus ant durų spėj. Ilga turėjo būti ir durim atsidaryti. Kučiu, didelis gabalas, žinau. Galimai tikrai puodas man tai. Arba skrinė pinigų. Blet! Puoda gabalas apačia. Sagonus, Tai 10 sidabriniai turi būti kažkur. Špižynis va dar. Jeigu čia būtų žaidimas arba gyvenimo simulacija, aš lobį slėpčiau. Ir jeigu būčiau senelis, pas šitą ąžuolą. Jis turėjo jaust. Aš net gyvenime nesu matęs savo senelį, nes jis mirė ten 70 metais, jau ten jau buvau sudegi, žinai. Ir galvoju, jis galvoja, nu tikrai atsiras dar nors vienas Einšteinas pas mane šį giminiai ir eis kažkur ieškos ir įmins myslę, kur aš padėjau sidabrinis. Kam jis slėpė sidabrinis? Hui, žinai, durnas buvo. Ne, jis man atrodo, nebūtent, kad paslėpė. Sakė, jis būdavo, kad tiesiog fleksindavo. Eidavo, turiu sidabrinį, žinai. Ir tiesiog, tipo, turėjau sidabrinį ir visi žinodavo. Grinsiaučius turi sidabrinį, nes nežino, ar paslėpė ar nepaslėpė, bet kažkur jie dinga, žinai. Gal neužkasė, gal netyčia vieną pametė. Nu, aptrūk, žinai, iš kišenės iškrito. Nu, tai gal, žinau, žinai, gal pritrūkimas darė, lipė, darė iš šito aparato, iš kišenės iškrito, žinai. Kaip tai po žemę atsiranda puodus? Kaip po žemė atsirado, Navalnus, ką? Kaip tas atsirado po žemė? Kažkam naudinga. Žviegia, arti! Galimai moneta čia ir bus kažkur. Kimba, žinai, kažkas labai jau. Švaistiklio gabalas. Tuo ir žygulį liet ištrauksim. Pažiūrėk. Švaistiklį turim radę. Nežinau, nuo kokios mašinos, nuo kokio čia dalyko. Kas čia, blė? Metalo gabalas kažkoks, gal nuvežimo, žinai. Septim, 5, 7, 7. Galimai moneta kažkokia. Uosta. Užkybo. Blet, pijoka šmotas, tie grinsiaučiai. Škortkė. Va, čia va. Nu, degtinės, aišku. Dien visų dirbi, kad butelį nusipirktum. Va, vienas butelis, antras butelis, matau, kurie tai gerdavo. Kamštelis. Bet žinai, mums čia tai seka, žinai, tik kiti, kurie detektina atvažiuoja į kokias sodybas, žinai, savo pasivieškot, tai ten traukia tas kamštelis. Net neturi ko pasigirti, žinai. Mes žiūrėk, dildį radom, kur padarytas kaltas iš dildės. Du jau nedalykus radom. Kirvį atradom. 2 dalykus jau tikrai gerus atradom, kur galėsim panaudoti savo ūkį. Kirvį tai tikrai pasidarysiu šitą. Tu suduoji tam kirvį kiek metų. Jėzus Marija ten. Nu, reiks kast. Krienus, krienų priskasim bent jau. Tuoj patikrinam, ar iškasėm, ar dar duobei. Dar duobei. Pirmą monetą. Turim pirmą monetą, man. Iškat rusiška bus. Uik, tu na. 1904 metų. Nuvalom. Aišku, ruskį obonų pieštas tasai kūjis ir parašyta mūsų valstybė piderastai. Jeigu bet aš tai, kad pavariau ant Rusijos, reiks parašyti konservatoriam, kad permestų švaibų. Nu čia jau toks jau pulsas jau aš pamenu, mūsų močiutės prieš mirtį panašiai buvo. Iškaskim. Va, vėl švyna kažkokia. Ne švyna, varinis. Vaidas Marė atpažįsta. Va, matas. Kišenėn. Vertingesnį daiktą, ką tik raunės. Ai, kamštelis. Prie namų ieškot durneliui. Ir kasiuot ir tikėtis ras kažką vertingo prie namų.
Dar apie algę. Prie algę dar, ypač prie žmogaus didulų gerklų ir dar va, kuri šį kada prie namų pasirodo, prie pet langą. Ant kiemo neieškam čia nieko. Jo, tai va čia va, tos jau tos didžiulės žolės, čia gali būti problematiška, bet biškai pasičekinam, nes šiandien jam dar nebuvo niekas ieškota. Bля, man biškai vilka baisu, žinau. Greit, praeinu didesnius dažnius pakasą. Tai jau čia einam atgal, einam, pasižiūrėsim, ką mes šiandien radom, sutvarkysim, kiek mes čia laiko užtrukam, kokius 3 valandas. Labai greit laikas iš tikrųjų eina, kai kasioju, nežinau kaip Antui, bet man žiauriai greit laikas praėjo. Varom prižiūrėti savo geriau ūkio. Vilkų nemačiau šitoje vietai, bet sakė vaikšto, čia kai sniega buvo, dėdė matė, sakė, pėdas didžiausias buvo. Va, ateisi kada va čia įsieškosi, pažiūrėkit, ką aš matau čia, pamatas, matot, iš medžio padarytas, vainikus tiksliau, ne pamatas. Tai va čia atrašiu labai daug daiktų. Reiks ateit va čia pasikasiuoti. Ant akmenų namas pastatytas. Kas dar ant akmenų namą pastatė? Vaidas savo ūkį buvo pastatęs. Einam susirinksim kirvis. Tikrai kirvį pasidarysiu. Dildę irgi tą panaudosiu. Eik, čia vienas geriausių kirvių bus visoje istorijai. Tai ką, radom tą, ką norėjom rasti, o ko labiausiai norėjom, neradom kol kas auksinį, bet aš dar eisiu, aš dar nepasiduosiu, aš dar išknysiu, išrausiu visą, kad atrašiu kiekvieną senelę auksinį. Dabar grįžkime vėl prie ūkio, kokie mūsų darbai laukia ateities. Kaip ir minėjau, keliuką, mažiuką pradžiai pasidaryti, šnais greit išsikasti, išsilyginti šitas žemės. Dirvą man reikia pasidaryti jau, arba su kastuvu galvoju, arba reikės kinkytis arklį, pečius susitvarkyti. Pečius ateisi, nusipirksiu silikoną, pagal naujausias technologijas greit užpurkši, kažkaip pridarysi, uždėsi virvės, kad silikonas nesudegtų, sulipinsiu, padarysim ir mes tą pečių pamiršim. Apie net nešnekėsim. Nežinau, kaip susmontuos pati pradžia, bet gali būti, kad busim labai irzlas pačioj pradžioj. Ir žiūrovai bus irzlas, nes galvos, kaip jie čia daro. Visi čia bus irzlas. Busim užsiundę širšių lyzą ant savęs. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Paspauskite laiką, paspauskite subscribe ir laukite kito video. Ačiū.